O dieve. Tai yra vienas šlikščiausių mano valgytų dalykų. Aš buvau pagaminusi savo labubų, bet galvoju, reikia nusipirkti tikrą. Ne, aš juokauju, tikrai nereikia. Ačiū Dievui, kad tai yra pakankamai miręs trendas, tačiau pastaruoju metu aš vis daugiau jų matau paprastose parduotuvėse. Pavyzdžiui, Circle K radau šitą šokoladinį labubų. Tuviškos degalinės yra tokios įdomios. Pirmiausia, Dubajaus šokolado gėrimas, po to šokoladinis labubų. Tai galvoju, tai yra taip kvaila, kad reikia jį nusipirkti. Mystery Chocolate Choco Bubu. Pagal viską yra 4 skirtingos formos. Iš tam pačiam šokoladai yra sproginėjančių saldainių ir 4 skirtingų skonių. What? Spėkit, kiek kainavo? 5 eurus, beveik atspėjau. Žiūrime, ką gausime šiandien. Aš manau, kad mes turime labai basic labubų formą. Šokoladas kaip šokoladas, bet toks pigus biškiai atrodo. Labubų su užmerktom akim. Čia nėra spalvų, smaros turėtų būti toksai geltonas. Aš sulaužiau ant tiek negražiai, kad dabar tai baisiai atrodo. Kaip skanu. 5 eurai šitą. 5 eurai už šitą net neatrodo labai gerai. Iš mano reakcijos galite suprasti, kad tiesiog tirpsta burnoje kaip skanu. Labai neskanu. Žinau tuos kinderius arba šokoladinius zuikučius per Velykas už 20 centų. Būtent tas pats šokoladas yra ir čia. Ir yra tiesiog pigus šokoladas su pigiu vidumi. Na, tokia nesąmonė. Dėl pavadinimo tu sumoki belgojo kainą, o jis ne tai, kad nėra skanus, jis net nėra valgomas šiaip tai. Ir net netrodo apetitą keliančiai. Jeigu jums labai nepatinka žmogaus egzistencija, nupirkit šitą Choco Bubu. Nepirkit, čia tokia nesąmonė. Gerai, viso gero.